Sveiki, su jumis gerasdūmas.lt. Pristatau jums Constellation plus Vision Upgrade puikų rinkinį. Rinkinį sudaro Ego VXL dėklas, 2 mūsų markės Geras Dūmas po 10 ml skysčiai, Vision firmos originalios 2 baterijos, sieninis įkroviklis, kompiuterinis įkroviklis ir 2 kaitikliai skysčių. Kaip paruošti šį rinkinį rūkymui? Paimkite kaitiklį, užsukite jį ant baterijos. Nusukite kaitiklio kandiklį. Paimkite skysčio, laikykite maždaug tokiu kampu ir pilkite skystį ne į skylutę, o netoli jos. Pripilkite kaitiklį pilną iki pat viršaus. Tuomet užsukite kandiklį atgal. Patikrinkite, ar baterija įjungta. Nuspauskite mygtuką. Jeigu mygtukas nešviečia, reiškia baterija gali būti iškrauta arba tiesiog ją reikia įjungti. Įjungti bateriją reikia tiesiog nuspausti greit 3 kartus. Kai sumirksi mygtukas, vieną kartą nuspauskite, patikrinkite, ar šviečia. Jeigu šviečia, reiškia bateriją jau cigaretę galima naudoti. Iš priekio baterijos yra žiedukas, kurį sukant mes reguliuojam baterijos įtampą. Kai įtampa reguliuojasi automatiškai ir dūmo kiekis skysčio. Tai kuo didesnė įtampa, tuo daugiau dūmo kiekio. Bet yra vienas minusas toks, kad kuo daugiau jūs įtampos nusistatysite, tuo baterija greičiau išsikraudinės ir daugiau skysčio susinaudos. Nustatom, tarkim, 3,8 V. Galim išbandyti. Traukimo metu reikia nuspausti mygtuką ir laikyti, kol traukiat. Kai traukiat, mygtuką tiesiog atleisti. Galim pabandyti nusistatyti maksimum. Maksimum yra 4,8 V. Dūmų tikrai daug. Kaip ir minėjau, baterija yra originali, tikrai aukštos kokybės. Kaitiklis yra irgi Droip firmos. Šiaip labai geri atsiliepimai jo ir tikrai maloniai rūkosi. Maloniai ir skaniai. Labai gerai jaučiasi skysčio skoniai ir, kaip matėt, tikrai daug dūmų gamina. Kaitiklė esantis kaitinimo elementas su laiku susinaudoja. Tai reiškia, jisai sudega ir jį laikas keisti. Kaitinimo elementas atskirai pas mus kainuoja 3 eurai. Jis vadinasi Constellation kaitinimo elementas ir jį pakeisti galėsite tokiu būdu. Paimkite kaitiklį, nusukite apačią. Kaitiklis turi būti tuščias, be skysčio. Nusukite apačią ir tiesiog išsukite kaitinimo elementą seną ir įsukite į šitą vietą kaitinimo elementą naują. Ir užsukite atgal į kaitiklį. Svarbiausia nerūkyti šį kaitiklį tuščią. Tai reiškia, kai lieka mažiau pusės skysčio, tai arba galite pripilti skysčio vėl, kad būtų pilnas, arba jeigu pajausite svilėsių skonį, tai tiesiog cigaretę apversti aukštyn kojom ir biškį palaikyti, kad siūlai įsigertų.
ir galite toliau tuomet naudoti. Kai išsikrauna baterija, spaudžiant mygtuką, mygtukas pradeda mirksėti. Tuomet nusukite skaitiklį nuo baterijos. Bateriją įsukite į kompiuterinį įkroviklį ir galite jungti tiesiai prie kompiuteriaus arba per sieninį lizdą. Kai krausis baterija, ant USB degs raudona lemputė. Kai baterija pilnai pasikraus, užsidegs žalia. Baterija kraunasi maždaug 5-6 valandas, galit palikti per naktį. Pakrauta baterija maždaug laiko rūkančiam žmogui dieną pakeliai maždaug dieną, kai kuriems netgi daugiau, bet priklauso nuo to, kokią įtampą jūs nusistatinėsite ant baterijos ir kaip dažnai rūkysite. Tiek apie šitą rinkinį, ačiū už žiūrėjimą.